Būtent ką mes matom čia, tai yra tai, kad vyksta Jungtinių valstijų sausumos pajėgų vienetų rotacija. Prieš savaitę, praeitą sekmadienį, sekmadienį būtent čia atvyko jau sunkioji technika praeitos rotacijos, tai būtent ateinančios rotacijos, tai yra tankai. O dabar būtent dar šiuo metu baigianti savo tarnybą čia Lietuvoje, ta rotacija būtent kaip tik šiuo metu išvykinėja šiandien. Bet būtent mes tą dalyką matomės ir jie būtent, kai keliauja per Lietuvą, tame tarpe iš Estijos ir iš Latvijos, būtent šitie visi vienetai, jie sustoja skirtingose miesteliuose, miestuose Lietuvoje būtent tasgi ir jie būtent tasgi parodo savo techniką, pabendrauja su visuomenė, su tų miestų vadovybė nebejotinai, tas dalykas vyksta šiuo metu. Well, first, you heard my president last year. President Obama said the United States will stick with its ally, Estonia, Latvia, Lithuania, all members of NATO. So the United States is committed to the defense of our allies. That's part one. Part two, NATO, at the Wales Summit, all 28 nations agreed that it was important to provide assurance to all of our allies. So all 28 nations sticking together, collective defense. And we thought that the illegal occupation of Crimea by Russia, the involvement of Russia in eastern Ukraine was something that made it important for the alliance to reaffirm its commitment to Article 5.